Kad muzika bus mano gyvenimo kelias, supratau tikriausiai atėjusiu į teatrą. Kai supratau, kad tai yra ne tik pomėgis ir supratau, kad aš noriu čia būti kasdieną, noriu lipti į sceną ir kad šis darbas man bus šventė. Nuo vaikystės aš svajojau dainuoti visada ir būdavo nuolatiniai koncertai namuose, bet apie profesionalų kelią aš galbūt net bijojau pasvajoti. Vytauto Didžiojo universitetą pasirinkau neatsitiktinai, rinkausi dėl dėstytojų profesionalumo ir taip jau sutapo, kad tuo metu susipažinau su garsiu tenoru Merūnu Vitulskiu, kuris man neabejodamas rekomendavo VDU muzikos akademiją ir tai sustiprino mano pasirinkimą. Labai smagu, kad aš galėjau mokytis iš pačių geriausių. Ir net šiai dienai čia, teatre, aš dirbu su tais pačiais režisieriais, jie mus auginosi teatrui. Ir kadangi mes dabar susitinkame čia, manau ir jiems yra malonu dirbti su savo užaugintais studentais. Gyvenimas muzikos akademijoje iš tiesų labai intensyvus, bet labai įdomus. Po paskaitų mes nuolat likdavom akademijoje, susitikdavom su kursiokais repetuoti, kurti etiudus, dalindavomės patirtim ir dažniausiai mes ten būdavom iki pat vėlaus vakaro, kol budintis mus išprašydavo. Jaunam žmogui, kuris svarsto, abejoja, ar turi talentą, ar gali, ar yra tam pasiruošęs, aš užduočiau vieną klausimą. Ar labiau nori, ar labiau abejoji? Viskas prasideda nuo svajonių ir tikėjimo.